Šiandien Ikonos TV kalbina Eglė Gudauskienė ir mes eisim pasivaikščioti tokiais koridoriais, po kuriuos vaikšto pasaulinio garso žvaigždės. Labas, Eglė. Labas, Lavija. Eglė yra renginių skyriaus vadovė. Vadovė Siemens Arenos. Rimtas žmogus, 12 metų dirba čia. Jau šią savaitę yra 12 metų, kaip aš čia dirbu, dar nuo statybų. Tai kažkada plytas nešioju, o dabar štai karjeros laiptais, va taip po truputį. Taip, ganėtinai aukštai užkilau. Ganėtinai aukštai, tikrai matome. Klausyk, Eglė, tai iš tikrųjų einame po areną, tu mus pavedžiosi ir aišku, kad papasakosi visas tas paslaptis, kokių paprastai nemato atėjęs į koncertą lankytojas, ar ne? Kur vaikšto tos žvaigždės, ką jos kalba, ką jos valgo, kaip jos bendrauja ir apskritai, ar jie iš tikrųjų tokie įspūdingi, kaip mes juos matome scenoje? Ne, jie yra visiškai paprasti žmonės, aišku, vienetai jų galbūt yra, kurie tik atvyksta tik tai į koncertą ir iškart po koncertų išvyksta. Man yra asmeniškai tekę apsikabinti ir pabendrauti su Stingu, su Simple Minds vokalistu arba netgi pačiu Jeremy Ironsu kažkada, kuris būtent šitame aukšte lankėsi per kažkokio tai džiazo atlikėjo Chick Corea koncertą. Eglė, tai kaip tu tvarkaisi su tokiamis kritinėmis situacijomis, kai kas nors, nežinau, neįvyksta? Kokios jos būna ir kaip tu tvarkaisi? Yra buvę kažkada tai, kad Enrique Iglesias vėlavo koncertas 2,5 valandas, nes jis tiesiog buvo, rusiškai pasakysiu, neliotnoje pagoda ir... Čia iš tikrųjų lėktuvai negalėjo leistis? Tiesiog lėktuvai negalėjo leistis ir 2,5 valandos žiūrovai sėdėjo savo kėdėse iš pradžių ramiai, po to jau nelabai ramiai, tai stengiamės kažkaip juos užimti, leidom foninę muziką, kvietėme užkasti, išgerti, aišku, nemokamai atsipalaiduoti, bet stresiuko buvo tikrai nemažai. Buvo vasara, buvo rugpjūtis, karšta, žmonės, didžiausias rautai prie įėjimų, nes žinot, jeigu pas mus parašyta 8 valandą, tai žmonės ir 8 valandą ir ateina ir stovi visi eilėse. O ponas Stingas lygiai 8 valandą išėjo ant scenos. Ir didžioji dalis žmonių tiesiog atėjo į antrą koncerto dalį, nes jisai tiesiog... Jis punktualus. Jis punktualus ir jisai jaučia pareigą atlikti savo vaidmenį taip, kaip yra suplanuota. Panelė Kailė buvo nerealus koncertas. Buvo fontanai arenos viduje, va tada buvo... Vandens? Taip, vandens fontanai su gal 15 ar 20 seksualių vaikinų, kurie rangėsi aplink tą fontaną ir aplink ją pačią. Buvo nerealus ir dėl vaikinų. Vienas iš geresnių koncertų taip pat buvo Simple Red, labai jaukus, labai mielas, tas... Aš atsimenu. Labai ir tas jaukumas, nors aišku buvo vasara, vidurys vasaros, nedaug žmonių, bet... Buvo tikrai labai gerai. Ir Collinso koncertas buvo pats pirmas toks rimtas išbandymas mums visiems, nes buvo labai sunkus productionas. Buvo labai daug svorių, vadinamųjų įgarsinimo, apšvietimo, pakabinimų. Dar nebuvom turėję Lietuvoje tokio koncerto, būtent uždaroje erdvėje. Tai tada tikrai buvo nemažai streso, nes reikėjo patraukti ir sceną tą pačią renginio dieną atvažiavusiems, nes tiesiog netilpo visi agregatai, kaip aš visa įranga. Ar jūs juos įamžinat? Tie, kas pas jūs būna, jūs būtinai juos nufotografuoja? Jeigu gauname leidimą fotografuoti, dažniausiai fotografuoti galima pirmas 3 dainas. Tam tikri atlikėjai leidžia fotografuoti vienas save iš vienos arba iš kitos pusės. Pavyzdžiui, neseniai vykęs Zemfyros koncertas buvo griežtai uždrausta iš viso fotografuoti. Jinai tiesiog nemėgsta žiūrėti savo nuotraukų ir neleidžia fotografuoti savo renginių. Tokios taisyklės, kad užkulisiuose turi būti kuo mažiau žmonių. Iš esmės neturi būti jokio pašalinio personalo. Tai yra tik jų vadinamasis crew, ta jų grupė, staffas, kuris yra kažką atnešantis arba nunešantis, bet jie dažniausiai atvažiuoja į savo specialiai įrengtą kambariuką, ten ir sėdi, ten ir būna ir tik prieš pat koncertą išeina. Stingas ten jogą užsiminėja, teko apsikabinti, pabendrauti. Kiti gal kažkokie tai, jeigu jie nori, tai jie rengia meet and greetus vadinamosius su savo fanais arba su administracijos darbuotojais, bet kuo toliau, tuo vis mažiau to tokio bendravimo žmogiško, nes žmonės tiesiog atvažiuoja atiduoti save ir atidirbti savo darbą. O kas tau, pavyzdžiui, paliko didžiausią įspūdį, kuri žvaigždė? Nežinau kuo, tiesiog visu kuo. Visų kuo, tai aišku, Depeche Mode.
2006 metų kovo mėnesį buvo koncertas. Iš tiesų palieka įspūdį šitame darbe, kas mane veža, kas mane turbina, kaip aš vadinu, kai išeini, kai prasideda koncertas arba į pabaigą koncerto, kai stovi minia, visi atsistoja, jeigu sėdimas parteris, arba visi iškėlęs rankas, jeigu stojimas parteris ir tas toksai minios bendrystės, euforija. Nu, atrodo, kad visi plaukai ir pasišiaušia ir tu pati, tada jautiesi, kad verta vien dėl tokios akimirkos. Iš tikrųjų, ir pasinervinti, ir pasitresuoti, ir viršvalandžius padirbti, ir savaitgalį savo atiduoti, ir visus savo metus atiduoti dėl to, kad kitiems žmonėms yra gerai, to pačiu aišku ir man. Tie 12 metų atrodo prabėgo taip, iš tikrųjų, nes tas darbas yra toksai, kad tu kažko visada lauki. Ir kas tikrai labai užveda, tai kai tu jau žinai, kas atvažiuos, bet dar negali sakyti. Tas toks vidinis variklis, na kada, jau tikrai, jau dabar paskelbsi, dar negali, atrodo, pasakytum visam pasauliui. Žinai, kas nors pagalvotų, kad čia ne moteriškas darbas. Aš kaip tik manau, kad moteriškas, nes moteris turi galimybę sutvarkyti keletą dalykų vienu metu, tas vadinamas multitaskinimas. Tai daugia funkcionalumas, gal taip pasakyčiau. Ir būtent bendraujant su nuomininkais, su klientais, tau reikia jausti nuotaiką, spręsti situacijas čia ir dabar. O šeima ar tavo asmeninis gyvenimas, tu gali tai suderinti. Šiais laikais viskas yra įmanoma, aišku, priklauso nuo to, kaip tu pasi tai pasižiūrės, arba kaip tavo aplinkiniai tai pasižiūrės. Jeigu būtų griežtas ne, tai niekas nedirbtų. Jeigu yra savitarpio supratimas ir bendrystė, tai dirbi ir kaifuoji, važiuoji į darbą su muzika, dainuoji, grįžti iš darbo su muzika, vėl dainuoji. Čia yra žmogus, kuris dirba tikrai savo svajonių darbą. Ikona tave. Ačiū.